Labadiena. Pradedame konferencijos masinės informavimo priemonės žiniasklaida ir medijos dalyvių spaudos konferenciją, kuri vadinasi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimo ir vartojimo aspektai. Spaudos konferencijoje dalyvauja Seimo informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys, Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas. Tai prašom, pone Edmundai, pradėkit. Tai ačiū. Labai džiugu, kad jau tampa kaip ir tradicija kas kart metuose rengti konferencijas, diskutuojant aktualiausiais klausimais, kalbant apie rinkos reguliavimą ir žinoma teisės aktus, ir suprantama tą karo propagandą, neapykantos skatinimą ir panašiai, kur tikrai dar eteryje yra gausu tokios informacijos ir panašiai. Tai man atrodo, kad šiandien dalyvauja ir svečių, tradiciškai mūsų kolegos Latvijos, Estijos ir Lenkijos, taip pat ekspertai. Man atrodo, tikrai padiskutuosime naudingai ir tuo labiau, kad praėjusiais metais spalio 1 dieną įsigaliojo visuomenės informavimo įstatymo pataisos ir jau šiandien matome, kaip mums pavyksta įgyvendinti, yra kokios problemos, kokie niuansai. Iš tikrųjų yra ir suprantama, kad negalima visko numatyti, visų aplinkybių, visose situacijose ir turime pastabų ir pasiūlymų ir matyti džiugu labai, kad šiandien konferencijoje rengiame kartu su komitetais ir informacinės visuomenės plėtros, kultūros ir manau, kad tie niuansai dėl įstatymo, kur reikia, manau, tikrai pasižiūrėti kai kurios momentus, tai irgi aptarsim ir galbūt irgi kokioj tai ar dar šioje sesijoje ar kitoj galima būtų jų svarstyti. Žinoma, ir džiugu ir tai, kad šie metai tokie svarbus mūsų komisijai, kadangi sukanka 20 metų nuo komisijos įkūrimo, tai irgi apžvelgsim ir šioje konferencijoje esminės datas, sakykime, įvykius, kas vyko prie 20 metų, kaip vystėsi reguliavimas ir kokios problemos, žinoma, ir panašiai. Ir tai irgi tokia diena džiugi, manau, konferencijoje taip pat plačiau apie tai kalbėsime. Tai trumpai. Prašom, gal tada toliau, Mindaugas Bastys. Dėkoju. Iš tiesų, visų pirma, turbūt reikia pasveikinti Lietuvos radijo televizijos komisiją. Jau jūs dirbate 20 metų, taigi šis renginys yra ir konferencija jubiliejinė. Be abejo, yra sukaupta didelė patirtis, būtent reguliuojant audio vizualinę visą mediją, vizualinę informatiką. Iš tiesų veikiama pagal visuomenės informavimo įstatymą. Šis įstatymas, kaip jau ir komisijos pirmininkas minėjo, buvo keičiamas, vertinant iššūkius, kurie susiklostė už praeitų ir praeitų metų įveikiais, kurie iš tiesų daro didelę įtaką mūsų gyvenime, kalbant apie informacijos pateikimą. Esminis dalykas yra labai svarbu, kad žiniasklaida, audiovizualinė visa infrastruktūra, naujos technologijos, kurios šiandieną vis labiau ir labiau ateina į mūsų gyvenimą, veiktų pagal nustatytus reikalavimus, visų pirma vadovaujantis konstitucija ir, kaip jau minėjau, visuomenės informavimo įstatymu. Taigi klausimų ratas yra gana didelis, platus, apie tai šiandieną bus kalbama konferencijoje ir mes manome, kad iš to išplauks ir nauji gal siūlymai ar pageidavimai, kurie galėtų tinkamai ar tinkamiau sureguliuoti mūsų šią sritį, kuri, iš tikrųjų, kaip jau pradžioje minėjau, daro didelę įtaką mūsų šalies gyvenime. Tai tiek gal trumpai, dėkui.
Prašom, Raimondas Paliukas. Tai aš ačiū irgi, pirmiausia, aš prisijungiu prie sveikinimų komisijai ir komisijos pirmininkui 20-mečio proga ir manau, kad yra labai svarbu, kad tokiai jubiliejiniai datai, prie jos yra prijungta ir šita tarptautinė konferencija, masinės informavimo priemonės, žiniasklaidos rinka ir medijų įvairovė. Aš manau, kad komisija kartu su pirmininku priešaky tikrai šiandieną dirba sunkiuose pasikeitusios geopolitinės situacijos sąlygomis, kada visuomenės informavimo priemonėse, kaip mes žinome, dažniausiai tai būna televizijos programuose, pasirodo kryptingai skleidžiama dezinformacija. Tame tarpe netgi šmeižto, karo ir neapykantos kurstymo, reiškia, elementų būna tose laidose, kas yra įstatymais draudžiamų informacijos platinimo atvejai. Ir susidariusiai situacijai komisija privalo efektyviai vykdyti informacinės erdvės stebėseną, draudžiama skleisti informacijos kontrolę ir imtis būtinų poveikių priemonių, kad Lietuvos žmonės pasiektų teisingą, nešališką ir objektyvią informaciją. Kaip jau minėta, komisija dirba pagal naujai įsigalėjusios visuomenės informavimo įstatymo pataisas. Ir aš manau, kad tos išvados ir tie pasiūlymai, kurie bus gauti konferencijos metu, matomai jie galės būti toliau tobulinimai ir įsivyrauti kaip naujas, reiškia, galimas įstatymo pataisas. Taip pat svarbu pažymėti dar tokį momentą, kad mūsų Seime pasiekė kreipimaisi dėl nutrauktų kanalo transliavimo Lietuvos teritorijoje. Ir tose kreipimuose, reiškia, tai matomai kreipiasi tie, kurie susijęs tais kanalais, bandoma įrodyti, kad tai gali būti prilyginama masinės informacijos priemonių monopolizacijai ir cenzūrai. Tačiau noriu atkreipti tai dėmesį ir pasakyti, kad kompetitingos institucijos imasi veiksmų tik tada, kada įvertina Lietuvos įstatymais draudžiamas veikas. Todėl reikia pripažinti, kad tas yra teisėtas retransliacijos sustabdymas yra tik tai trumpalaikis sprendimas, nes vartotojai vis tiek toliau ieškos informacijos. Ir aš manau, kad pirmiausiai pačios visuomenės informavimo priemonės turi elgtis atsakingai, teikti vartotojams teisingą ir nešališką informaciją. Ir tuo pačiu reikia šviesti ir visuomenę, pradedant moksleiviais, studentais ir valstybės tarnautojus, politikus ir verslininkus, kad valdžios institucijos labiau bendradarbiautų su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios irgi prisideda prie to, kad informacija mūsų viešosios informacijos priemonėse būtų kuo daugiau objektyvesnė ir kad taip pat būtų, reiškiasi, įvairiapusiška ir skatintų toleranciją. Ko manau, pas mus kartais, kas stebėte mūsų visuomenės informavimo priemonės, kartais tos tolerancijos ir trūksta. O baigdamas, tai noriu tik tai palinkėti sėkmės konferencijai, sėkmės komisijos darbe ir asmeniškai komisijos pirmininkui, kuris šitą didelį darbo krūvį sėkmingai veiktų. Ačiū. Prašom, ar yra klausimų? LRT žinių laidos. Jūs minėjote, kad reikia imtis poveikio priemonių, kad pasiektų visuomenė teisingą informaciją. Kokios tai būtų poveikio priemonės? Kas tai yra? Tai aš manau, kad čia yra, reiškiasi, jos labai plačios. Aš manau, kad vienas yra momentas, kad kartais mes patys neturime savo korespondentų tose šalyse, kur vyksta tie svarbus geopolitiniai įvykiai. Ir dažnai mes apsiribuojame tik tai, reiškiasi, per pasakojimo tą, ką parduoda, reiškiasi, agentūros, kurios gal kartais su tais pačiais įvykiais ir su tom šalim turi tolimesnį ryšį, negu mes būdami kaimynais. Tai aš manau, čia irgi yra viena priemonė, kad turėtų dirbti mūsų atstovai žiniasklaidos. Antra poveikio priemonė, tai aš manau, kad turime mes šitą vadinamą savicenzūrą irgi labai atsakingai vartoti. Ir kad kartais, čia aš gal sakyčiau žiniasklaidos atstovam, kad nebijoti pareikšti nuomonės, kuri gal ne visuomet sutinka su mūsų oficialių institucijų nuomonė, bet jinai turi būti konstruktyvi, turi būti, reiškia, teisinga. Vienu žodžiu, jinai turi nepažeisti tą nuomonę tų visų mano minėtų įstatymų, visuomenės informavimo įstatymų. Dėl poveikių priemonių, jeigu aš dar truputėlį papildysiu, tai
iš tikrųjų jos negali apsiriboti ir neapsiriboja Lietuvos sienomis. Tai yra tarptautiniai klausimai ir mes labai aktyviai bendradarbiaujame ir dirbame su mūsų kolegomis reguliuojančiomis institucijomis kitose šalyse, ypač ten, kur yra išduodamos licenzijos rusų programoms Lietuvos teritorijai. Ir čia ir šiandien mes konferencijoje kalbėsime, iš tikrųjų yra problema, pavyzdžiui, kai Rusijos programai licenzija yra išduodama, pavyzdžiui, yra Londone, tuo tarpu, kada palydovo signalai pačio Londono net nepasiekė. Reiškia, licenzija yra išduodama labai greitai, labai paprastai, tačiau jie neturi techninių galimybių matyti turinio. Arba, sakykime, Švedijos reguliuojančios išduodo licenciją, tačiau jie negali irgi reguliuoti turinio ar panašiai, mes turime dabar informaciją iš jų ir jie irgi stengiasi, žiūri, kaip spręsti tos klausimus, gavom informaciją, ką perduota policijai, sakykime, ar panašiai. Na, iš esmės matyti, kad visi susiduria su tą situaciją ir nežino, kaip ją spręsti. Man atrodo, ir čia šiandien kalbėsime, ir kad yra dabar ir dėl direktyvų nuostatų pakeitimų ir papildymų, patikslinimų, yra dabar diskusijos vyksta, kad vis tik tai būtų labai aiškiai nustatyta, jeigu licenzijos prašoma kokiai tai teritorijai, sakykime, na, paimkim Lietuvai, tai gal tada Lietuva, reguliuojanti institucija Lietuvoje, ir turėtų išduoti tą licenciją arba neišduoti. Tai šiuo atveju, jeigu tokia licencija būtų išduotama Lietuvoje, tai mes labai aiškiai matytumėm visą situaciją, labai aiškiai analizuotumėm turinį ir esant reikalui nedelsint priimtumėm sprendimus. Dabar licencija išduota kitur, jie turinio nemato, siuntinėjame laiškus, jie tenai bando susipažinti, kaip ką supranta, kai ko nesupranta ir tie visi veiksmai, tos priemonės, jos labai užsitęsia ir kartais tampa labai neefektyvios. Na, žinoma, dabar yra įstatymo pataisos, kurios galima, sakykime, nustačius pažeidimo, jau nesikreipiant į Europos komisiją ir panašiai, tiesiog įpareigoti kabelinius operatorius perkelti tą programą į mokamus paketus. Tai yra žingsnis. Bet, na, suprantama, yra ir klausimų, tai palaukit, tai jeigu tas kanalas skleidžia draudžiamą informaciją įstatymais, tai ar dabar, jeigu į mokamus paketus perkelsim, ar tai yra sprendimo būdas, na, žodžiu, kalbėsimės ir diskutuosime, bet tai reikia žiūrėti klausimą plačiai ir su Europos komisija ir kitų šalių reguliuojančių institucijom irgi reikia derinti tus klausimus. Ačiū. Aš jau galima būtų tik tai papildyti, tai būtent praeitų metų, 2015 metų nuo spalio 1 dienos įsigaliojo naujos redakcijos įstatymas ir būtent visuomenės informavimo įstatymas, kur yra kalbama apie karo kurstymą, neapykantos kurstymą ir sudarytos papildomus galimybės, būtent Lietuvos radijo ir televizijos komisijai daryti būtent šio įstatymo pagrindo, na, greičiau reaguoti ir daryti didesnį poveikį, kad tokia informacija, na, būtų ribojama mūsų šalyje. Vieno agentūra BNS, Milena Antrukaitytė. Aš pono Vaitiekūno norėjau paklausti, jūs jau kuris laikas turit galimybę taikyti tas priemonės, taikyti sankcijas už kurstymą. Kaip jūs matot, ar yra poveikis, ar jūs matot pasikeistusią situaciją? Iš tikrųjų pasakysiu, kad poveikis yra ir man atrodo jūs patys pastebėt, kas buvo prieš metus ir kas yra dabar. Tai man atrodo, kad ir būtent mūsų aktyvaus darbo dėka yra tai, kad mes dabar labai retai pamatome tos pažeidimus, bet jų yra ir mes esam visiškai neseniai dabar prieš mėnesį fiksavę pažeidimą, yra tvarkomi visi dokumentai, bet jie yra ne taip paprastai tvarkomi. Įsivaizduokim, yra nustatomas pažeidimas 2 valandų trukmės, sakykime, Solovjovo ar Kiseliovo laidose. Turime išversti tą visą tekstą į rusų kalbą. Vertimas trunka apie 2-3 savaitės, kainuoja apie 2-3 tūkstančius eurų. Visą tą medžiagą turim pateikti ekspertams, kad parengtų išvadą. Taip pat rengiama yra išvada. Dabar gavę išvadą, vėl verčiame į anglų kalbą, siūsime
į Europos komisiją, reguliuojančioms institucijoms, kurios išdavė licenciją. Ir prasideda procedūra, 4 sąlygos. Ir įdomus tas paskutinis sakinys direktyvoje, kad jeigu yra nustatytas pažeidimas, ekspertų išvados, tada informuojame komisiją ir per 15 dienų, jeigu nepavyksta susitarti, ir jeigu pažeidimai tęsiasi, jūs įsivaizduokit, pirmiausia, nesuprantu, ką mes turim sutarti per 15 dienų, ir jeigu tęsiasi, tai reiškia, neužtenka dar to antro buvusio pažeidimo, dar turi vykti 3. Aš čia labai taip trumpai norėjau tiesiog paaiškinti, kad yra labai sudėtingos tos procedūros, bet mes labai kruopščiai viską vykdome, gyvendiname. Jūs tikriausiai girdėjote, kad neseniai Latvijoje yra priimtas sprendimas riboti, ar tai yra Planeta, man atrodo, nepamenu, programos. Jie ten bent jau, šiandien mes su kolegom dar pasikalbėsim, pasiaiškinsime, teigia, kad už pažeidimus per praėjusius metus. Čia yra šioks tokia grėsmė, todėl kad už visus metus reikia, kaip jau mes ir praktiką turim, ir konkrečius faktus. Tuo labiau pažymėtina, kad praeitų metų Liepos mėnesį Europos komisijai Teisės departamentas išanalizavo visus komisijos sprendimus tuo tema ir yra priimtos išvados, kad visi sprendimai komisijos buvo teisėti, pagrįsti Europos teisė. Tai labai džiugu, kad mes tokie skrupulingi ir teisingi. O gal galėtumėt patikslinti, kokių ten rusiškų kanalų programos buvo ribojamos Lietuvoje ir kokia situacija dabar yra? Ar jos jau leidžiamos? Dabar yra, gal jau ir pasibaigė tas terminas, buvo ribojama RTR Planeta ir perkeltas į mokamus paketus. Buvo toks komisijos sprendimas ir metus laiko tas sprendimas turi galioti ir taigi šiuo metu RTR Planeta yra taikomi apribojimai, tokie, kurie minėjau, jie perkelti į mokamus paketus, dėmesingai sekame tą situaciją ir tai yra vykdoma ir gyventinama. Ir dabar lygiai taip pačiai programai nustatytas antrą kartą pažeidimas. Ir dabar jau baigiami dokumentai siunčiame Europos komisiją ir jeigu 3 kartas įvyks, tai tuomet ta programa bus ribojamas jų transliacijos Lietuvos teritorijoje. Init televizija, žinios. Turiu klausimą, kaip galvojate, ar neina kaip nors supaprastinti tos sistemos, ar reiktų jas supaprastinti, kad nereiktų 3 kartus bausti, būtent perkeliant į mokamus paketus ir iš karto apriboti būtent transliavimą? Ne, tai yra direktyvos, yra ir mūsų įstatymai, mes turim jų laikytis. Tai kad dabar, pavyzdžiui, iki spalio 1 dienos tai nebuvo tos galimybės ir perkelti mokamus paketus. Taigi tuomet mes taikėme kitą įstatymo nuostatą, mūsų įstatymo, tai yra tai, kad riboti atskirų laidų toje programoje retransliaciją. Bet kabeliniams operatoriams, retransliuotojams tai labai sudėtinga. Įsivaizduokim, kaip jiem išimti ar tą laidą, sakykime, kuri buvo rengta 3 šalyse. Tai praktika rodė taip, kad jie tiesiog išjungia apskritai visą tą programą, čia kaip buvo prieš porą metų. Taigi yra įstatymai ir turime jų laikyti. Taip pat būtų antras klausimas dėl tokių programų plitimo internete Lietuvos teritorijoje. Galima šias programas pasiekti ne tik televizijomis, bet ir internetu. Ar komisija kaip nors gali įtakoti būtent plitimą kitomis priemonėmis? Internetas yra internetas. Ten daug ką galima pamatyti, dėja matyti ir to, ko apskritai nereikėtų rodyti ir nepilnamečiams, ir net kaip atominę bombą pagaminti. Tai suprantama, kad mes tik tai reguliuojame tas sritis, kurios yra įregistruotos, kad ir internetinė televizija, jos jeigu ir registruotos, jie turi pas mus registruotis, mes turim, bet aš kalbu jau apie tą oficialiąją pusę. Tai jeigu kalbam apie tai, tai mes taip pat stebim ir žiūrim. Jeigu būtų galima papildyti, kadangi Informacinės visuomenės plėtros komitetas būtent nagrinėja klausimus ne tik šiuo atveju turinio prasme, ar kokie turi veikti įstatymai reguliuojantys, taip pat nagrinėja ir kokios yra galimybės šiandieną iš tiesų plačios gauti
gauti įvairiaus pobūdžio informaciją. Ir be abejo, diskutuojant apie tai, yra labai svarbu, kad būtų galima laisvai reikšti savo mintis, tai ir mūsų konstitucijoje yra įtvirtinta, kad būtų ta informacija tinkamai, būtų galimybė tinkamai skleisti, reiškiant savo mintis. Ir iš kitos pusės, kad nebūtų pažeidinėjami, vėlgi išplaukiant iš konstitucijos, kad nebūtų rasinės nesantaikos, tautinės, kad nebūtų karo propagandos ir taip toliau, taip toliau. Tai kalbant apie internetą, be abejo, šiuo atveju yra daug sudėtingiau ir visko į įstatymą yra sudėtinga ir, kitaip tariant, ir kontroliuoti šią sritį. Tai, kaip ir minėjo komisijos pirmininkas, jeigu tai yra registruota Lietuvoje, be abejo, galima sukontroliuoti, o tai, kas veikia už Lietuvos ribų ir už ES ribų, čia jau yra žymiai sudėtingas klausimas ir šiuo atveju jau turi įsijungti ir kitos tarnybos ir be abejo ir visuomenė tam turi būti taip pat atsakinga, jeigu mes kalbam apie vaikus, tai priėjimas prie iš tiesų žalingos informacijos taip pat turėtų būti absoliučiai ribojamas ir ta informacija, kuri yra netinkama, kaip aš jau minėjau, tai, kas išplaukia ir iš konstitucijos, pati visuomenė, manau, irgi turi tinkamai mokėti įvertinti ir nuo tokios informacijos, kaip sakyt, atsisakyti jos paprasčiausiai jai nesivadovauti ir nežiūrėti. Jeigu klausimų daugiau nėra, tai ačiū visiems dalyvavusiems ir geros konferencijos.